iš Širogami 2 plieno. Labai grynas, toks anglies 1,2. Ir labai mažai lygiaruojančių elementų, ten manganų 0,20, fosforo 0,20, silicio ten irgi 0,1, jei neklystu. Rūdyje, aišku, čia laminatė bus geras to, kad neblogai laiko aštrumą ir labai aštriai eina pagalas. Tai. Bet va, gamintojas, tai naujas peilis, tai nepjauna visiškai, produktų nepjauna. Tai. Ir plamai pagamintas taip nekruopščiai, čia Jamaširo lyg čia vadinas kalviai. Kaip matom, yra tokių grinda pėdsakų, čia aišku neužapvalinta, taip uždėta rankina. Žodžiu, gana grubiai apdorotas, čia irgi niekas nepoliruota. Žodžiu, toks įrankis, estetikos jokios kaip ir nereikia ieškoti. Aišku, tiesus viskas kaip ir normaliai. Toks grindas gerai, kad ateityje galvoju, kai teksinės korozija atsiras, palenzuoti, nes šitie tiesus nuolydis. Šitie galima palenzuoti ir paploninti tam visą reikalą suvedimą. Pjaus geriau, nes šiaip suvedimas kaip japonams gali būti ir plonesnis. Bet normaliai viskas. Pagalastas tai aišku blogai, aišku, tas mane tai džiuginas. Yra proga pagalas kažką. Bet šiaip žmogus, jeigu nusipirks, tai vargu ar jį nudžiugins toks aštrumas. Daugmaž, kur prasideda išlinkimas, reikėtų gal viski, kad gautųsi kampas visur vienodas. Tai gal čia geriau bus. Čia yra toks navarotas geras, galima, kai nuolydus, jeigu nuo penties, galima pareguliuoti, o taip suspaudė peilį ir prisukį tiesiog, neveržiai, bet prisukį. Ir tada gausis kampas, gaunasi toks, koks buvo. Aišku, virtuviniams nelabai aktualu, bet medžiokliniam, nes kampas didesnis nuolydžio, tai gali praverst. Galasinis, galvoju, 3000 neva susitvarkys. Tai mes jį priversim susitvarkyti. Niekur nedings pas mus, ne? Jau, kad 9,5. Neva professional. Užbaiginėjam. Žiūrim po 3000 kaip. Kapliauna. Gerai. Toliau. Vakasą Tamurajamą imam. Brėtoms grinai akmuo, bet tenka angliniam plienui, aišku, peiliams, nes jiems patinka irgi toks aštrumas maksimalus galima pasiekti. Tokį muilą gauti yra sudėtinga. Taip. 15 būsim Nagurą. Iškart po 3000 ant užbaigimą, nes plienas vanadžiai neturi, kietumas apie 63-64 turėtų būti. Toks ariekų pagal pojūčius. Ir susitvarkys, manau, ypač su Nagura, tai ne problema. Galime ir taip, nes tada greičiau nusivalo tie visi subraižymai ir plius
po ašmenim mums turi patekti būtent abrazyvas, tai nestumdyti, o jį reikia viską dirbti, tai tokiu būdu tą ir pasiekim. Jo, Tamarajama nelabai populiarūs, nes jie anksčiau kažkaip būdavo pasitaikydavo, kad būdavo su smiltėlimais arba labai geras, arba būna su smėliu, tai va, jie tokie netapo itin populiarūs, bet būtent grožio specialistų ir kirpėjų asociacijos gerai įvertino, tai kiek jau testuoja šį 4, jei neklystu, tai visi tvarka, jokio smėlio nei vienam neįžvelgiau. Tai jeigu girdi, tai čia nuolaguras yra. Nuplausim ir demonstruosim. Tikrai įvedę jau. Geri akmenys, aišku, ne visi, jie vienodai šiek tiek skiriasi. Yra kai kurie patys suspenzijai skiria, šitas tai nelabai. Bet būtent ir už tai leidžia pasiekti didesnį aštrumą tokie, kuo kietesnis dirba lėčiau. Bet tai su nagurom nesunkiai arba galima įspręsti, arba iš jau paties išgaut suspendiją su tokiu kietesniu akmeniu arba deimantu, nes aš nelabai mėgstu kažkaip natūralų akmenį drožti su deimantu. Ypač kai jis pats gali dirbti, nežinau, kažkaip netinka, man nedėra tas vaizdas. Neužgrūdinta gerai, nes ne plastelinas laikys gerai, bet pagal astą iš pandurniaus buvo visiškai. Jepstum tai 2. Ir nežiūrėt, įdomu, kam kampo laikiklis. Nu ką, nušviestysim. Žiūrim, kaip po suspenzijos kaip jauna. Galiuką viskį. Patį galiuką neapdirbau. Bet mes svarstysim dabar švaraus akmens. Kuo nuplautas. Išlyginau prieš darbą, kad visi kampai būtų vienodi, nepatingėjau šį kartą. Nu ir žiūrėsim, kokiais aštrumą mes pasiekti. Maksimumas. Nu galiuką, aišku, mes nepaliksim taip abejingai. Skirsim daugiau dėmesio. Nespaudžiu visiškai jau. Pelis jau limpa, kur didesnis kontaktas. Nu čia aišku, keli milimetrai, kur išlinkimas. Tai nelabai limpa, bet čia jau limpa gana jau vadinas. Ašmenys lygus. Nes vis tiek galandas reikia nugalas mums matricą, būtent po nekarbidus. Karbidus, aišku, irgi kažkiek nušlifuoja. Ypač anglies, kur vien anglies. Jie nesunkiai įveikiami, o ten visi vanadžiai, niobė. Tai yra sunkiai galandami, jie išlieka ir tai yra gerai. Tada ašmenys gaunasi iš karbidų, o ne iš matricos mankštos. Tai dėl to ir laiko ilgiau, būtent ant natūralių akmenų pagal astą. Nu, aliuminio oksidas, irgi sakysime antras variantas nuo viršaus. O deimantai jos nupjauna. Aš jau į porą video rašiau, kai su nuotraukom iš Science of Sharp, kaip ten atrodo po deimantų. Na ir klailborai nesunku atspėti, kad tas panašu kažkas. Ir nupjauna visus karbidus ir plius dar sutrupina tuos, kurie lieka.
Nu, ne visus, bet gaunasi blogai. Nu, kaip matom, čia jokia smėlė, požymų nėra, akmuo dirba gerai. Peliams, aišku, nerūdijančiam plienui toks pernelyg smulkus bus. Nieko gero nesigaus. Nu, nebent su suspenzija galima pabaigti. Tada liks dantų karbidai įsiryškins labiau. Nu ką, galim vietinam tai užbaigimu. Nu, aišku, su britva, kai didesnis kontakto plotas, tai kartais būna problema, tai galima šiek tiek mūsų suspenzijas padaryti su nagura ir nelips. Pakaks, manyčiau. Ką nuplovėm, žiūrim, kas gaus. Jaunam, didelė agresija. Nu, kaip matom, toks švelnus akmuo, bet plienas. Plienui tai priimtina. Tiek šį kartą. Dėkui už dėmesį. Iki.